Sveiki, čia Mero paspirtukai. Šiandien esu prie Megos ir sugalvojau važiuoti nuo Šilainių iki Žaliakalnio. Tai yra Mega Hiperis ir atgal. Pasirinkau tokį maršrutą dėl to, kad gyvenantis Šilainiuose praktiškai būna atskirti nuo likusios miesto dalies, kadangi dviračių įveikti Žaliakalnio kalną būna problema, lygiai taip pat kaip ir grįžti atgal. Ir pažiūrėsim, ar šita užduotis yra įveikiama paspirtukui. Čia realiai toks vėjas. Apie 10 metrų lyja, didžiulis vėjas, todėl nusprendžiau, kad šiandien yra idealus oras parodyti jums, kad galima važinėti ir per lietų. Tiesa, stengsiuosi kamerą valyti kuo dažniau, kad kažkas tai bent jau matytųsi. Kadangi visiškai nežinau maršruto ir nežinau, ar bus galima važiuoti tik tai takeliais, o galbūt reikės važiuoti gatve, tai šiandien esu užsidėjęs savo diržus, ar tai liemenė, kaip čia be pavadinsi. Kadangi tos tradicinės liemenės yra, neseksualios ir atrodo kaip statybininkas ar kelių darbuotojas, tai esu nusipirkęs tokius diržus. Jie šviečia ir naktį ir galima būti labai matomam dieną, taigi važiuosim saugiai. Tenais būna vienas bjauriausių kamščių Kaune. Beveik penktadalis Kauno gyvena Šilainiuose, 80–90 tūkstančių. Ir va tai žmonės stovi norėdami patekti į autostradą ir paskui autostradoj tenais irgi matosi užsikimšę. Ir čia iš bet kurios pusės, o visi stovi. Šitų kelių apskritai Šilainiuose važinėjau pirmą kartą. Žiūriu, čia labai gražiai susitvarkė, dviračių takelis nuostabus. Matosi, kad naujas, tenais buvo senasis. Labai įdomu išbandyti šitą trasą ir tuo pačiu parodyti, jog gyvenant Šilainiuose drąsiai galima važinėti paspirtuku į miestą. Wow, negi šitas takas tęsiasi iki pat tilto. Važiuoju ne su pilnai pakrauta baterija, buvo pakrauta 90%, bet manau, kad pilnai turėtų užtekti įveikiant abudu kalnus, tiek grįžtant šitų kalnų, tiek kylant link Hiperio. Ant laisvo važiuoju ant 40, 41. Visiškai laisvas, negazuoju, 42 mirktelėjo, 43, čia rekordas, nuostabus kelias, idealus. Aš apakęs koks kelias, aš apakęs. O kaip dabar? Ach va, kur posūkis, štai kodėl nuo gatvės nesimatydavo, kur eina dviračių takas. Aš užsidėjau liemenę, galvojau, kad teks gatve važiuoti. Išties dabar tikiu, kad susisiekimas Kauno mieste dviračiais ir paspirtukais, kaip ir įgyjęs pagreitį, kuo toliau, tuo daugiau galima nuvažiuoti, labai tvarkingais takeliais. Ir čia skaitosi 5. vasaros diena. Mums kaip tik žalia. Teko padaryti ratuką iki perėjos, kadangi ten šiuo metu remontuoja tiltą ir negalima pervažiuoti toj vietoj. Tikiuosi, kai baigs tiltą tvarkyti, takelį irgi paremontuos. Gana šlykštus takas, rankos kratosi. Tiltą pralėkėm, dabar beliko užvažiuoti į kalną. Čia ko gero pati stačiausia kalno vieta. Važiuoju ant 15, visai geras greitis, 17. Manau, kad kalną tikrai įveiksim. Jau galima sakyti, kad iš Šilainių pasiekėm ir Žaliakalnį. Kalnai ir takeliai kol kas nenuvylė, labai smagus, viskas žalia. Visi beveik takeliai buvo kiek toliau nuo gatvės, netgi ir gatvės triukšmo nelabai jautėsi. Tiesa, vairuoju viena ranka, taigi stengiuosi būti atsargus. Kalną įveikėm 24 nuolydžiai, netgi sutvarkyti. Smagu važiuoti. Atvirai prisipažinsiu, nesitikėjau, kad takeliai bus tokie geri. Šilainiai ir Žaliakalnis yra sujungtas tikrai puikiais takais. Išbandysim leisdamės į kitą pusę. Nepagalvojau persikelt per gatvę ten, kur buvo perėję. Taigi dabar važiuosim. Norėčiau čia apsukti ratą. Persikeliam per gatvę. Tiksliau, persikeliam po gatvę. Hiper Maxima. Taigi pasiekėm Hiper Maxima labai greitai, per 20 minučių. Kažkur šiek tiek mažiau gal. Įkalnė į Žaliakalnį buvo netokia smagi kaip Šilainių kalnas, bet aš manau, kad ten remontuoja, tą tiltą remontuoja, turėtų sutvarkyti. Važinėti į paskaitas ar į darbą
nebūtų jokių problemų. Galiu sakyti, kad Šilainiai ir Žaliakalnis yra sujungti puikiu dviračių taku. Taigi, kol nesulijau, važiuojam atgal. Wow, koks vėjas. 26. Lipu nuo gatvės ant šaligatvio. Medžių šaknis šitą šaligatvį išbjaurojusios. Ieškosim nusileidimo ten toliau. Wow, vėjas pučia į nugarą. Pagaliau, pagaliau. Kaip lengva važiuoti. O, man žalia. Čia kažkas panašaus į dviračių taką. Pabandom. Nu, įveiksim ar ne? O, gerai. Visai neblogas kelias, yra atitvarai padaryti. Taigi leidžiamės nuo Žaliakalnio kalno, Tvirtovės alėja. Nežinau, kaip šitą tilto pusę reikės pervažiuoti. Ar padaryta čia nais pėstiesiems. Takelis neblogas vietomis. Leistis galima gana greitai, bet važiuoju viena ranka ir milžiniškas vėjas. Ašaros bėga. Gerai, kad šiltai apsirengiau, tai nėra šalta. Aha, čia uždaryta. Važiuosiu gatve. Kadangi mano greitis tikrai didesnis negu vėžlio žingsnelių važiuojančių mašinų, tai manau, kad pilnai galiu gatve su visų srautu važiuoti. Nes pėstiesiems dar ten neparuošta. Bet matau, kad ir takelius ten tvarko. Wow! Nu, bus geras tiltas. Grįžtam į savo smagų į takelį. Šokom iš gatvės. Na ir dabar visą kelią galėsim važiuoti tuo smagiu, gražiai sutvarkytų takeliu, kuris tęsiasi per visą Neries krantinę. Baterijos tikrai užteks ir įveikti kalną, nors ir nebuvau pilnai pakrovęs. Tas mūsų šūkis, kad Kaunas tvarkosi, yra ne Bergždžias. Kai matai rezultatą, tikrai labai smagu. Į šitą kalną greitis 24, 23. Čia pati stačiausia kelio vieta. Greitis nukrito iki 18, 17. Įveikėm jau ir Šilainių kalną, Neries krantinę. Greitis atsistatė iki 24. Lekiam su vėjeliu prieš vėją. Wow! Vos raigės nepervažiavau. Gyva. Gerai. Reikėtų atidesniam būt. Mega. Taigi pagaliau pasiekėm Mega. Grįžom atgal. Iš ten iš kur pradėjom. Įveikėm 15 km per šiek tiek mažiau nei 40 minučių. Tad kelionės išvada tokia, kad gyvenant Šilainiuose drąsiai galima naudoti paspirtuką kaip transporto priemonę važinėjant po visą miestą. Sujungimas su likusia miesto dalimi keliantis per upę tikrai nuostabus. Dar kai baigs tvarkyti tiltą ir bus padarytas takelis per patį tiltą, kaip mačiau, tenais jau tvarko, tai tikrai susisiekimas bus puikus. Taip pat iš Šilainių galima važiuoti tuo pačiu keliu, važiuojant iki Senamiesčio tilto, iki miesto centro. Likę rajonai tikrai turėtų pavydėti, nes sutvarkyta labai gerai. Atsisveikinu, kaip visada, važiuokit saugiai. Iki. Paspirtuko baterijos liko mažiau nei 40. Tai jeigu kam kils abejonių, kokios statumo kalnus gali įveikti paspirtukas, jau dabar galėsiu sakyti, kad į Megos stovėjimo aikštelę tikrai galima užvažiuoti.